Sveiki, Europos draiveriai. Mums jau visiems tapo įprasta matyti už lietuviško vilkiko vairo rusakalbį iš Ukrainos, Baltarusijos, Kazakstano, Tadžikijos ir panašiai. O pamačius vairuotoją iš Indijos ar Afrikos dar mums truputėlį kelia nuostabą. Tad trumpai papasakosiu apie vieną kontaktą su egzotiniu vairuotoju iš Afrikos. O buvo taip, beveik kadencijos pradžioje, dar nespėjus pasidžiaugti šiuo naujų gražuoliu Dafu, kaip matot, jau nebe gražuolis, atsilūpęs biškį. O jam dar ir metukų net nesuėjo. Taigi, sustojau parkinge, kad 15 minučių truputėlį pasnaustų. Taigi, užmerkiau akeles ir bum! Matau pro langą priekinį štai tokį vaizdą. Pamatau priekabos lietuviškus numerius, o iš vilkiko išlipa juodukas. Vyrukas yra iš toli, iš Zimbabvės. Tai yra pačioje Afrikos apačioje. Ten ribojasi su Pietų Afrikos Respublika. Aš tikrai nenoriu keikti šio vyruko, nes klaidų padaro ir labai patyrę vairuotojai. Bet noriu pasakyti tai, kad vairuotojas iš Afrikos, Zimbabvės, kaip minėjau, išsilaikęs vairuotojo pažymėjimą Lenkijoje, kiek suprantu, štai jis pažymėjimas lenkiškas. Kategorijos B net neturi, C ir CE. Taip, jo vairuojama transporto priemonė yra registruota Lenkijoje, bet įmonė, kurioje jis dirba, yra lietuviška, registruota Kaune. Taigi, štai tokios lietuviškos transporto įmonių verslo vingrybės. Juodukas jau gana brandaus amžiaus, bet visiškas žioplys dar čia Europoje. Paprašius jo reikiamų dokumentų atneštis, nelabai suprato, apie ką aš šneku. Jam išvardinau, kokius dokumentus jis turėtų man duoti. Jis ilgai galvoja ir nėjo į kabiną. Ir aš nesupratau dėl ko. Ir pagaliau aš jį galų gale nuvaikiau į tą kabiną, kad jis man pateiktų tam tuos dokumentus reikalingus užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Ir ką, nuėjau į tą kabiną, laukiu, nesulaukiu. Nuėjau aš irgi pas jį kabiną. Jis man pateikė kelionių šitą lapą, kurį reikia pildyti kiekvieną dieną tam vairuotojui. Visiškai ne tai, ko man reikėjo. Tai aš paėmiau iš jo tą papkę, susiradau registracijos liudijimus, priekabos, vilkiko, jo vairuotojo pažymėjimą pasiėmiau. Jis nesuprato, kad tokių dokumentų reikia. Visą tą laiką, kol aš pildžiau deklaraciją eismo įvykio, tai šitas vyrukas kalbėjo telefonu. Galvoju, kiek jis gali kalbėti su ta vadyba. Ir galų gale aš pasižiūriu, prieėjęs, su kuo jis ten kalba, nes žiūriu vaizdo skambutis. Agi su draugeliais bazarina iš Zimbabvės. Patirtais įspūdžiais greitai norėjo pasidalinti. Tai va, dar vienas dalykas. Pasakykit, brangieji. Matote tą stulpą, kuolą? Ant jo nieko nėra. Čia iškart fotografuota po eismo įvykio, dar net nebuvo priėjęs tas juodukas. O kai jis priėjo, štai atsirado du paltai padžiūti. Kam jis jas čia padžiovė? Vienas raudonas, kitas šviesus. Ir net nemačiau, kad jis būtų apsirengęs jos ir kada jos čia padžiovė. Gal jis koks šamanas? Kaip bebūtų, jo šamanizmas man pagadino darbą. Teko persėsti į šį gerai jau padrožtą ir vos nedvigubai mažesnės talpos kabiną Volvo. Kol kas tiek. Iki kitų nuotykių. Čiau!